Labadiena. Mūsų pašnekovas Vytautas Sinica, Seimo narys, nacionalinio susivienijimo pirmininkas. Vytautai, jūsų niekaip neapkaltinsi, kad jūs esat koks nors ten sekėjas Žemaitaičio ar palaikytojas ar kitų žmonių. Pasakykit, kaip jums atrodo žmogui tokių dešinių gana pažiūrų, sakykime, kaip atrodo ta situacija su LRT, kas ten iš tikrųjų vyksta ir ar tai yra rimta ar nerimta ir jūsų manimų, kuo tai baigsis? Kuo baigsis, sveiki pirmiausia, kuo baigsis šiandien yra sunku prognozuoti. Aš manau, kad tai yra pakankamai svarbus klausimas, bet kai sakom rimta, tai turbūt turim galvoj kažkokią grėsmę, ar čia rimta grėsmė. Tai tos rimtos grėsmės šiuose pataisose aš tikrai nematau. Ir visus kviečiu atsaistyti klausimą ir jo turinį nuo to, kad čia Žemaitaitis pateikė. Mano įsitikinimu, aš įrodymų neturiu, bet vis tiek Seime vaikšto visokia neoficiali informacija. Tai mano įsitikinimu tai nėra paties Žemaitaičio sugalvota ir tiesiog atsitiktinė aplinkybė, kad jis pateikė šitą projektą. Aš suprantu, kad dėl to, kad jis jį pateikė, turiu galvoj dėl lengvesnio direktorės atstatydinimo. Šita aplinkybė, kad jis pateikė tą projektą, dabar pridėjo papildomos įtampos ir baimės ir labai dažnai girdžiu žmonės argumentuojant tiesiog taip, kad tai susidėjai su Žemaitaičiu, tarkim, jeigu palaikai tas pataisas, taigi pasižiūrėk, jeigu teikia Žemaitaitis, tai aišku, kad čia norės ne tik, kad užvaldyti LRT ir žiniasklaidą apskritai, bet ir Kremliui naudinga, ką nors pastatyti, ten kokį nors vatniką dabar pastatys direktoriam. Tikrai daug žmonių su tokio, ir aš manau, nemaža dalis jų nuoširdžiai, tokių teorijų prisikūrė yra. Bet kai žiūri tas pataisas, nėra ten niekaip jų turinį, nėra prielaidų, kad taip atsitiktų. Net jeigu Žemaitaitis norėtų pastatyti nežinia kokią ten dievosinę figūrą, aš turiu abejonių, ar jis tikrai norėtų tą padaryti, bet net jeigu norėtų, niekaip neatsiranda tokių galimybių. Todėl, kad tos pataisos, jeigu galiu trumpai, tai turi tris punktus iš esmės. Kad grąžinti slaptą balsavimą taryboje dėl atleidimo ir dėl paskirimo direktoriaus, tas visada buvo, dešimtmečius buvo iki pernai, Garbačiauskaitė Budrienė yra išrinkta 2 kartus slaptų balsavimų. Normalu. Bet dabar vaizduojama, kad tai skandalas. Tada antras dalykas, panaikinti ką tik pernai įvestą reikalavimą, reiškia nepasitikėjimą direktoriumi, konstatuoti viešojo intereso pažeidimą, kad direktorius pažeidė viešą interesą. Bėda su šituo yra pernai įvestų naujų ir liberalų sugalvotų reikalavimų, yra, kad viešasis interesas yra neaišku kas. Niekur įstatymuose neapibrėžta. Aš čia taip sakau, drįstu sakyti visgi filosofiją baigiau. Čia filosofinė sąvoka, mes įsiveltume į tokias diskusijas, tai kasgi tas viešasis interesas konkrečiu atveju, kad begaliniai teisiniai ginčiai užprogramuoti. Reikia kažkokio kriterijaus, reikia, ES reglamentas to reikalauja, bet jis turi būti konkretesnis. Kažkas apie reputaciją, kažkas apie strateginius tikslus, pavyzdžiui, LRT strategijų numatytus, ar jie išpildyti ar neišpildyti. Kažkas pamatuojama. Tai tų kriterijų dar reiks paieškoti, bet atsisakyti viešo intereso reikalavimų tai tikrai yra logiška. Ir trečias punktas, kur aš pats nepritariu, Žemaitaitis pasiūlė sumažinti balsų kartelę nuo 8 iki 6. Taryboje yra 12 narių, iki šiol būdavo, kad 8 balsų reikia norint atstatydinti direktorių. Jisai parašė, kad 6 užtektų. 6 neužtenka, nes tada savaime susidaro tokia chaoso situacija. 6 ir 6. Tai bent 7 turėtų būti. Mažiausiai 7 turėtų būti, nes kitaip kas pusę metų vis vartysis aukštinkojom situaciją. Bet tai yra pataisoma ir tiek LRT taryba, kurią čia dabar LRT direktorė vaizduoja kaip kažkokius priešus, bandančius užvaldyti LRT. LRT taryba ir taip valdo LRT, ar bent turėtų pagal įstatymą. Aš manau, tikrasis motyvas visos reakcijos tos ir dramos, kuri čia buvo sukurta, yra tiesiog direktorės ir gal jos artimos aplinkos noras išsaugoti savo postą ir iš jo plaukiančią įtaką, tiek neformalią įtaką Lietuvos viešajam gyvenimui, politiniams procesams, tiek ir tą tiesiog organizacinę, finansinę įtaką, vis dėlto tai yra 80 milijonų biudžetas, kuris tikrai pakankamai laisvai naudojamas. Tai čia yra tikrasis interesas mano galva ir dabar tam, kad tą vietą ir tą įtaką išsaugoti, buvo sukurtas toks visai įtaigus nemažai visuomenės daliai pasakojimas, ne va čia, tai ką jau aptarėm, ne va mūsų aptartos pataisos atvestų prie žiniasklaidos užvaldymo
kaip ten metaforiškai sako, visi lankstysis ir teleklupščiaus prieš politikus. Tai nėra įmanoma niekaip. Kodėl nėra įmanoma? Todėl, kad net padarius visas tas pataisas, net lengviau pakeitus vieną direktorių, naują direktorių, jokie politikai nerinktų naujo direktoriaus. Direktorių vėl rinktų tą patį tarybą. O toje taryboje Seimo nariai skiria 4 iš 12 narių. Ir skiria Seimo skirtingos frakcijos, 2 valdančiųjų, 2 opozicijos. Šiandien yra 4 tarybos nariai, kurie yra paskirti vieni liberalų, vieni konservatorių, 3 Skvernelio partijos ir 4 valstiečių, bet aną kadenciją. Visi paskirti aną kadenciją. Šita valdžia neskyrė nei vieno ir skirs, atkreipiu dėmesį, nebent pačioj kadencijos pabaigoje, 28 rudenį. Įsivaizduojat, visą kadenciją šita valdžia, tas baisusis Žemaitaitis, neturės jokios įtakos tarybos sudėčiai ir neturės būdo, ypatingai jeigu slaptas balsavimas bus, tai neturės būdo pareikalauti ir priversti kažkaip konkrečiai balsuoti. Vyks atranka, jeigu prireiktų naujo direktoriaus, jeigu būtų pakeista Budrienė, atranka vyktų kaip į bet kurį postą, viešas konkursas, visi siunčia savo CV, motivacijas, eina į pokalbius, taryba vertina ir balsuoja. Galima sakyti, kad egzistuotų kažkokios neformalios ten įtakos ar kažkas tai, bet visur, kur Seimas skiria valdybas, vadovus ar direktorius ar kažką, visur galime ter tokią įtaką, bet mes to nedarom. Juk mes negalvojam, kad žmogaus teisų kontrolierius arba kokio nors muziejaus direktorius yra terrorizuojami nuolatinio politinio kažkokio spaudimo. O čia šiuo atveju pradėta tokią pasaką kurti. Tai visa ta pasaka yra, niekas daugiau yra pasaka. Bet ta pasakėlė yra labai neįtikinanti, nes galbūt, nežinau, Vilniaus burbului vienaip atrodo, mums, kurie gyvena išorėje to burbulo, atrodo kažkaip toks jausmas, kad ta televizija seniai yra užgrobta ir seniai pataikauja politikam, vieno tik flango politikam. Ir dabar resursai valstybės naudojami apginti asmenį ir jo, jūs sakote, įtaką, aš sakyčiau, tiesiog prieima prie labai, labai didelių pinigų. Tai normalu, kad įsijungia ir ten nuolat kažkokie keisti veidai dramatiški išlenda ir sako, kovokime už žodžio laisvę. Kaip jums atrodo, ar ta žodžio laisvė pavojuje čia kažkaip ir nebent pačioje LRT jinai yra pavojuje turbūt. Taip atrodo iš tos Lietuvos, kuri gyvena ne Vilniuje. Na va, aš ir Vilniui būdamas turiu tą patį keistą jausmą, kad tai, kas dabar vyksta, jeigu mes dar galėjom diskutuoti, kiek nešališkai yra LRT iki visos šitos situacijos, tai, ką dabar savo leido direktorė ir tie patys žurnalistai, yra tiesiog skandalinga. Įsivaizduokit, iš biudžeto išlaikomas nacionalinis visuomeninis transliuotojas LRT įsitraukia į pilietinę protesto kampaniją, pradeda užiminėti kažkokią vieną konkrečią poziciją. Ji tampa oficialia redakcijos pozicija, jai transliuoti yra vartojami biudžeto resursai, LRT resursai, visi tie profesionalūs filmukai yra tikrai ne su naminiam kamerom ir telefonais nufilmuoti, visos tos tylos minutės aukojančios eterio laiką, tai yra tie patys mūsų pinigai. Visos tos laidos, kuriuose tikrai neproporcingai šiandien yra šalininkų tos reformos ir kritikų tos reformos, elgesys žurnalistų su tais, kas ateina į tas laidas. Aš nesu daręs apžvalgų, tiksliau esu, bet anksčiau, praėjusią kadenciją, kaip nevienodai laidų vedėjai elgiasi su pašnekovais, kurie jiems patinka ir nepatinka. Bet dabar tai tikrai galim užmesti akį čia. Neseniai, tarkim, Eglė Samoškaitė kalbino Šarūną Birutį ir Vytautą Juozapaitį. Ir kažkas ten skandalu tapo, tokiu šalutiniu skandalu tapo tai, kad kažkas iš LRT tarybos pasikreipė dėl Eglės Samoškaitės tono toje laidoje. Na, aš tikrai manau, kad tonas tai gal nėra tai, dėl ko reikėtų kreiptis. Bet faktas, aš užmečiau akį į tą laidą, Šarūnas Birutis ten buvo pertraukinėjamas be pertraukos. Pertraukinėjamas be pertraukos. Ta prasme, jį pertraukinėjo ir su Vytautu Juozapaičiu tikrai taip nebuvo elgiamasi. Ir nematyti, kad dabar ypač šitos tematikos fone visos su LRT įstatymų susijusios laidos vyksta su tokiu aiškiu krūviu, kur žurnalistai net nebando slėpti, kad palaiko vieną poziciją, man atrodo, tai yra neįmanoma. Ir jeigu mes pripažįstam, kad taip vyksta, kad šiandien biudžeto resursas yra naudojamas, unikalus resursas, pabrėšiu, nes niekas tokių galimybių neturi kaip LRT. LRT turi unikalias galimybės. Niekas negali nueiti ir kažkokios atsvaros jai sukurti. Tai yra, tiesiog skandalinga mano galva. Ir jeigu čia kalbėtume kažkiek apie tą viešą interesą, tai turbūt tai, kas dabar vyksta LRT, tai tikrai viešą interesą, bent mano subjektyvių suvokimų tikrai pažeidžia.
Bet ta informacija, kurią mes turim iš audito, yra taip pat skandalinga. Tai čia nėra pasakymas, nieko neįvyko, nieko blogo ten nevyksta, tas švogerizmas tiesiog atviras, tas visko slėpimas, visi galai į vandenį, kažkokie pinigai plaukia nenormalūs, nes mes patys, aš ir prodiuserė, esu žurnalistė, žinau, kiek kas kainuoja. Ir mato, televizija toks dalykas, nepaslėpsi, kaip sakote, intonacijos nepaslėpsi, bet nepaslėpsi ir kitų dalykų, viskas matosi. Ir kai tu pateiki laidą labai labai brangiai, o jinai yra trečiarūšės televizijos pramoginių laidų lygio, tai, keistai atrodo. Tai čia yra skandalas, čia faktiškai galbūt direktorė jau senai turėjo būti uždėti antrankiai ir išvesta jinai iš tos kontoros. O darbuotojai, ką darbuotojai, tai kaip jie priverčiami tą daryti? Paprastai, net ta pati Bučelytė, žmogui pensija ant nosies, Dieve mano, ką jai daryti? Arba eisi ant tų barikadų į tą sušaudymą ir sakysi, aš už savo viršininką, arba tau nepasakys išeik, bet padarys viską, kad tu išeitum, arba neuždirbtum ten. Yragi daugybė, vadovai gali spausti darbuotojus, gali būti psichologinis teroras taikomas. Tai kaip čia suprasti, jau nekalbant apie mūsų žiūrovus. Jie daro viską, kad nustotų žmonės žiūrėti ne tik LRT, bet ir šis televiziją. Nes bet kuriuo paros metu įsijungęs, kada pamatai to siaubo iškreiptus veidus, atrodo, kad čia kažkas vyksta, o nevyksta niekas, tik kova už savo, kaip ten pasakyti, šalin rankas nuo lovio. Tie žmonės, kurie gauna milijonus iš tos televizijos, 250 000 į metus daugiau, tai jie kovoja už savo pinigus, bet tie, kurie negauna tokių didelių pajamų, tai dėl ko jie ten tą. Įsivaizduoju, tau pasako, Garbačiauskaitė, eik ir pasakyk, kad tu už mane, ir tu sakai ne. Tai koks sekantis bus kontraktas arba kas nors, taigi puikiai supranti, kad ne, jo nebus tiesiog. Aš nemanau, kad taip tiesmukai sako, bet aš manau, kad žmonės tikrai jaučia vėją, tai pavadinkim, ir supranta rizikas savo šitoj situacijai. Pakankamai sunkus jūsų klausimas apie motivacijas. Aš manau, kad darykim prielaidą. Yra tų žmonių, kurie iš idėjos čia kovoja, įtikėję, kad tai yra pabaiga žodžio laisvei, jeigu būtų atleista Garbačiauskaitė Budrienė. Yra žmonių, kurie mato savo tiesioginį suinteresuotumą. Arba didelį, jeigu tai yra pridusiniai kontraktai, arba mažą, jeigu tai yra tiesiog išsaugoti darbo vietą ir algą. Bet yra žmonių, kurie yra taip suinteresuoti. Ir šitie dalykai dažnai persipinę ir jiems patiems gal yra sunku atsakyti, kiek kurio motyvo yra jų elgesį. Bet faktas, kad visa tai yra. Aš žinau nemažai atvejų ir aišku negalėsiu nei vieno konkrečiai pavardėmi vardint, kur žmonėm, kurie dirba prie įvairių projektų, kuriuos perka LRT, tiesiog jeigu jie pasidalino kažkokią informaciją dabar palankia pataisoms, tai jiems davė suprasti ne vadovybė, bet tiesiog kolegos, klausyk, tu nori kiršaką, ant kurio sėdi, taigi mes čia prie šito dirbam, ar tu nori rizikuoti. Tai aišku, kad ta atmosfera tvyro ir čia pagrindiniai motyvai, kiekvieno žmogaus yra kiti. Vieni tiki, o kiti kiti skaičiuoja, pavadinkim taip, vieni tiki, kiti skaičiuoja. Tie, kurie tiki, aš čia noriu šiek tiek pabūti empatiškas, aš suprantu tarptautinį kontekstą. Šiandien yra labai prasta situacija su tom taikom dėrybom dėl Ukrainos. Yra daug tokio fono neigiamo geopolitinio, yra to jausmo, kad gal JAV nori atsitraukti iš Europos, kad galbūt mes būsim kažkaip atiduoti Rusijos įtakos zonai, kuo aš vis dar netikiu, kaip tik labai teigiami konkrečiai Lenkijai ir Baltijos šalims signalai ateina iš JAV šiuo metu. Bet kuriuo atveju visame tame yra pakankamai lengva norint pateikti, kad šita situacija su LRT turi ir geopolitinį prieskonį. Kad čia supras, kol už mūsų sieną mums nepalanki situacija klostosi, tai čia iš vidaus tuo tarpu bus bandoma dar pakasti. Ir vėlgi Žemaitaičio asmuo ir tai, kokį įvaizdį jis turi. Aš visada sakiau, kad Žemaitaitis yra populistas, o ne kažkoks Kremliaus agentas. Man atrodo, kad jis labiau yra orientuotas į tiesiog skandalų kūrimą, negu į kažkokį valstybės griovimą. Bet kuriuo atveju faktas, kad bent jau tos kabutėse pirmosios Lietuvos akise, jis turi tą įvaizdį, kad jis galėtų būti žmogus, per kurį veikia Kremlius. Ir kai jis pateikia pataisas, tai Budrieniai belieka tik tai, taip sakant, pakelti nuo žemės. Pakelti nuo žemės šitą jau paruoštą visą naratyvą. Tai ką reiškia pakelti nuo žemės? Man atrodo, kad čia tas televizijos uzurpavimas ir toks elgesys ir provokavimas
anuliuoti, nelegitimes skelbti šią partiją, anuliuoti rinkimų rezultatus. Tai čia yra tikroji diversija Kremliaus ilga ranka, o ne kažkokie ten brūzdesiai. Tai čia ką, normalu yra? Labai įdomų Tai dalyką kur palietėt. mes eisim į gatvę su tam savo parašais kažko, nu tai nereikia parašų, eikit prie balsadėžių ir balsuokit ir viskas. Nu nepatinka, nu ką daryti, nu. Apskritai, jeigu jau pasižiūrėti į tai, kokį poveikį turi LRT, pavadinkim, žmonių geopolitinė orientacijai, tai reiktų tyrimų, bet labai įdomių minčių kyla. Nes viena vertus, tai, kas dabar vyksta, iš tikrųjų jūs gerai užkabinot, iš esmės skatinimas abejoti, ar teisėta mūsų valdžia. Ar ne? Aš girdėjau, kad dabar LRT buvo žurnalistų klausimų įvairiems menininkams, o tai jūs nenorite atiduoti savo apdovanojimo prezidentui? Nu, kadangi viena, ten kaip tik iš Kauno mergina ar moteris tą padarė. Tai dabar toks tikrai platus puolimas prieš prezidentą, kaip neva žmogų, kuris kažkaip nebetinka eiti pareigų. Prezidentai gali būti populiarūs arba ne, jų sprendimai gali būti visi geri arba ne, bet pradėti su juo elgtis kaip nebe su prezidentu, tai yra užribis. Ir šitą reikia įsivardinti. Ir šiandien man tikrai atrodo momentais, kad LRT imasi tokios pozicijos vos ne, o tai gal nesielkim su juo kaip su prezidentu. Gal čia jis jau nebe kažkaip. Tai kas jie anarchistai, kur čia visas veda? Tai šita anarchija, tada tas pats be abejo buvo, į ką užsisuko galiausiai protestai. Aš palaikiau pradžioje tuos kultūrininkų protestus, tiek jie buvo susijęs su konkrečiu ministru, nes tas ministras tikrai netiko į tas pareigas. O kuris jau ten tiko? Ankstesnis tiko? Kuris nei piršto niekada nepajudino vienas iš Kauno vadovų būdamas, nei dėl lietaus merkiamo centrinio pašto, kur Art Deco paveldas, nei dėl griaunamos vilos, dėl nieko. Vat kultūros ministras, kaunietis, kuris tiko ir patiko tiem vadinamiesiam kultūrininkam. Jūs apie Simoną Kairę, ne? Apie Simoną Kairę aš nieko gero negaliu pasakyti. Nu tai viešpatie, tai koks čia tada protestas? Nu visi jie neproto bokštai, nu mesgi girdim, ką tie žmonės šneka, mesgi matom, kas yra viceministrai, mergaitės, kurios Seime kavos aparato nemoka įjungti ir taip toliau, tai naunėjimai žmonės nieko nenuveikia, išsilavinimo neturintis, patirčių neturintis. Tai yra blogai, bet taip yra ne tik su šita valdžia ir ne tik su Žemaitaičiu. Taip yra su visom valdžiom. Bet aš leisiu savo pagirti kitą valdantį, tai Šarūnas Birutis mano galva buvo stiprus ministras. Stiprus. Nebe pirmą kartą ministras, gebantis derinti vadybą ir kultūrą, tai pavadinkim. Tikrai agresyviai pultas, bet neišsiprovokavęs. Ten epizodai su Juozapaičiu, kai kurie, tai sakyčiau, kad buvo, tikrai verti analizių. Ir, žinantis, ką daro. Kontraste su juo aš visai supratau tą protestą. Mano toks vertinimas. Bet kai po to tas protestas išaugo, kad žiūrėkit, mes jau niekur nebeleisim jokios Nemuno aušros, ją iš vis reikia mesti iš koalicijos, niekas neturi teisės sakyti laimėjusiems rinkimus, su kuo daryti koaliciją. Niekas. Čia yra labai baisi tendencija dabar ir Europoje daug kur vykstanti, kad žiūrėkite, jeigu ten kokie nors kabutėse radikalai laimi, tai nedrįskite su jais eiti į koaliciją, jūs privalote juos blokuoti ir taip toliau. Kai tu blokuoji žmonių valią, žmonės išsirenka kažką atstovauti, po to kiti kolegos juos užblokuoja, tai taip yra tik vedama link didesnių įtampų, didesnių protestų, galimai net smurto dar kažko. Demokratija ir rinkimai tiek jie jau ten veikia tiek, bet tam ir yra, kad tos mintys ir pažiūros žmonių būtų kažkaip įkūnytos ir galėtų atstovauti valdžioj. Ir kai tas yra blokuojama, tas yra tik blogiau. Tai va visas tas kultūrinis procesas. Bet jau visai pabaigai šitoj temai, kai mes kalbam apie LRT ir prorusiškumą, yra labai įdomus dalykas. Turbūt visi sutiks, kad LRT yra neproporcingai daug to viso pro-LGBT, trans, neapykantos kalba, lyčių keitimai, dabar pastaruoju metu stebiu abortų reklamos, tiesiog atviros reklamos. Kokia laiminga kažkokia menininkė, kad pasidarė abortą. Jos teisė šiandien Lietuvoje yra įdarytis, bet nėra čia kuo girtis ir didžiuotis, kad gero visi suprantam. Tai viso šitos reklamos fone, viso šito LGBT fone, Lietuvos visuomenė, kurioje 70+ % žmonių yra prieš visus tuos dalykus, tas yra labai aiškus sociologinis faktas, vaizdavimas, kad jeigu tu esi prieš tuos dalykus, tai tu esi su Putinu, tu esi su Rusija, tu esi kažkoks atsilikęs, tu ne su vakarais ir ne su Europa. Jeigu LRT siunčia tokią žinutę, tai jinai tuos 70% žmonių stumia iš esmės tolyn nuo Lietuvos, tolyn nuo LRT,
toli nuo Vilniaus ir valdžios, kuri kažką čia atstovauja. Suprantat, tai yra tokio pleišto kalimas Lietuvoje. Ir aišku, kad iš tų 70% žmonių, absoliuti dauguma žmonių yra už Lietuvą, už NATO, už nepriklausomybę, nenori čia jokios Rusijos. Bet kažkokia dalis iš jų vis tiek atsiduria toj įtampoj, kad tai palaukit, aš esu už Lietuvą prieš Rusiją, bet mano LRT nuolat kartoja, kad aš esu prieš Lietuvą su Rusija. Tas švatnikas, ne? Kad aš vatnikas, jeigu aš esu už tradicinę šeimą, jeigu aš esu už tai, kad vyrai ir moterys tik egzistuoja, tai neva kažkaip daro mane vatniku ir su Putinu. Suprantat, ir šita situacija, šitas absurdas, kai jis nuolat kartojasi, tai jis tikrai, aš manau, nedaug, ne šimtus tūkstančių, bet tikrai nepadėjo niekur. Jis tikrai pastūmė kažkiek žmonių į, tai pavadinkim, abejotiną santykį su savo valstybe. Ir LRT čia daro neigiamą vaidmenį. LRT be ideologinės propagandos būtų 100 kartų naudingesnis ir geopolitiškai. Ne tik ideologiškai, bet ir geopolitiškai. Jis kreiptų žmonės link Lietuvos ir link vakarų, jeigu nemeluotų, kad vakaruose tik gėjų paradai. Tai yra labai įdomi situacija pačių žurnalistų. Aš manau, kad visi supranta, kas pasidomi, kad dabar LRT yra sukurta situacija, kai daugybė žmonių yra kontraktais, etatais įdarbinti normaliai darbo sutartimis. Šalia jų yra tie producinių kompanijų samdymai iš šalies, vadinamasis outsourcingas, kur yra daug didesni pinigai. Ir didysis klausimas yra tai, kodėl iš šalies už daug didesnius pinigus ir atsisakant daugybės įsipareigojimų, kurie šiaip iš darbo santykių kiltų, kodėl šitas kažkoks darbuotojas X, nuolatinis žurnalistas etatinis, turi dirbti daug pigiau, su daug daugiau reikalavimų ir apribojimų, negu tas, kuris ateina ten per producinį projektą, gauna daug didesnius pinigus. Ir kodėl? Šitos dvi klasės, jų egzistavimas, jis turėtų pjauti. Bet dabar šitie žurnalistai yra pastatyti į situaciją, kai jie turi ginti tų kitų, ne savo, tų kitų privilegijas. Ta situacija, kad kiek berods kas trečias darbuotojas yra ne darbo santykiais įdarbintas, daugybė tų pirkimų laidų yra be konkursų. Aš suprantu, kad negali sporto ar ten meno renginio nusipirkti konkurso būdu, kažkas turi teises ir jas parduoda arba ne. Bet daugelis tų kūrybinių projektų, kuriuos sukuria patys produceriai, tai turėtų būti vis dėlto daug skaidriau daroma. Daugelis jų iš vis turėtų atsidurti komercinėse televizijose arba antram, trečiam kanale, nes jie nieko bendro neturi nei su misija, nei su kokybė, nei su švietimu visuomenės. Tai tame yra klausimas. O jeigu tie žurnalistai, kurie ten dirba ir kovoja už laisvą žodį, nesupranta to, kad jie grumėsi dėl svetimų pinigų, tai kokie jie profesionalai, kokie jie žurnalistai iš viso. Mano silpnybė yra, kad aš esu žmogus norintis tikėti kitų gerą valią ir aš daug gal skiriu laiko, kartais neproporcingai daug įtikinėti, argumentuoti ir įrodinėti žmonės, kurie su manim nesutinka, manydamas, kad jeigu jie suprasta, jie gali ir sutikti. Tai aš nelaidoju tą metaforinę prasme, be abejo, ne vieno iš tų žurnalistų, aš manau, kad daug ir neturiu ne vieną vėlgi sėkmės patirtį tokią, kad ilgesnis pokalbis, asmeniškas pokalbis padeda praregėti, aišku, tiems, kurie buvo suklaidinti, ne tiems, kurie yra tiesiog suinteresuoti. Suinteresuotų joks pokalbis perkalbėti negali. Bet čia, aišku, irgi galų gale mes turime tokį visiškai realistinį vertinimą nueiti. Šiandien daugybė žmonių masto ar statyti ant Budrienės ir padėti ją išsaugoti postai, kurį yra įsikabinusi, ar statyti ant pokyčių, kad ir kokie jie bus, ir tada per daug nesivelti į Budrienės posto saugojimą. Tai vėlgi, aš manau, kad nuo to, kaip klostysi situacija, labai greitai, nors tai liūdnai skamba, bet labai greitai keisis ir tai, kaip kas ką kur palaiko. Bet tai įrašai lieka. Matysime, kas kaip palaikė vakar, palaiko šiandien ir bus gėda turbūt, ne? Na, bet žinot, čia tada irgi man kolega vienas neseniai pasakė ir aš nenorėjau, bet turėjau su juo sutikti. Dalykai, kurie mums šiandien atrodo labai svarbus ir kad tie, kas jų niekada nepamirš, ten jis paėmė pavyzdį iš COVID-o, tų visų taisyklių, kurios buvo labai griežtos ir agreguojančios žmonės. Ir tuo metu atrodė, kad žmonės niekada nepamirš šitų dalykų, bet pasižiūrėkit, kaip greitai atrodytų pamiršo. Praeina porą metų ir tai, kas mums atrodė, ypatingai jautru, pasimiršta. Viskas politikoje yra dėja sunkus darbas. Čia dabar mes kalbam kontekste protesto, kuriam bent aš nepritariu ir aš manau, kad jis yra kaip nepagristas dėl išpūsto reikalo, bet principė protestai, žmonių dalyvavimas politiniam gyvenime yra geras dalykas. Žmonėms reikia kištis, reikia nuolat spausti politikus. Aš džiaugiuosi kiekvieną kartą, kai pamatau pašto dėžutę užgrūstą laiškais
Net jeigu tie laiškai man gal nėra malonus, bet aš džiaugiuosi pačiu faktu, kad žmonės įsitraukia, įsivelia, kad jie nenori tik tai, va, subalsavau ir po 4 metų vėl ateisiu. Politikai tikrai norėtų, dauguma politikų norėtų šito. Mūsų dorinis ugdymas galėtų mus padaryti žmonėmis, kurie perveda svetimą žmogų per gatvę ar kažkaip jam padeda. O šalia to yra tautinis dėmuo. Jeigu mes turėtume pakankamai daug solidarumo, kad suvoktume, kad šita bendruomenė, va, kiekvienas Jurgita man ir aš Jurgitai ir visi kiti, kurių mes nepažįstam, bet matom, kad tai yra mūsų bendrapiliečiai, jeigu mes jaustumėme su jais pakankamai bendri, jeigu aš galvočiau, kad, o klausykit, mūsų yra bendras likimas, bendra valstybė, mes kartu pražūsim arba kartu klestėsim, ne, kito kelio nėra. Tas ypatingai karo fone pasimato, o kasdienybėje normalioj, kai gyvenam rutinoj, tai nesimato. Bet šiaip tas dalykas galėtų veikti mūsų mąstymą ir jis kabo kažkur ore. Mes turim bendrą likimą ir mes čia kaip Titanikė, ne, kartu gelbstimės arba po vieną žūstam. Tai šito tautinio auklėjimo tokio irgi, aš manau, reikėtų, jis padėtų tą solidarumą kurti. Tai buvo nacionalinio susivienijimo pirmininkas, Seimo narys Vytautas Sinica. Ačiū, Vytautai. Ačiū Jums. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.